tikri draugai dalinasi viskuo. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, o papildomą TV paketą pasimk už 1 eurą. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Trečiadienio rugsėjo 9 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šiemet Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyrius registravo mažiau darbo ieškančių absolventų. Serediškiai naujus mokslo metus pasitiko vieninteliame visame rajone veikiančiame daugiafunkcinėme centre. Rugsėjo 8 dieną Jurbarke buvo tradiciškai paminėta Vytauto didžiojo karūnavimo diena. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmiestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Paskutiniuosius šios vasaros mėnesius Tauragės apskrities darbdaviai visame regione registravo 701 laisvą darbo vietą. Daugiausiai iš jų 331 buvo registruota Tauragėje, o mažiausiai 55 Pagėgiuose. Jurbarko rajonas pagal registruotų laisvų darbo vietų skaičių su 223 užima antrą vietą. Rugpjūčio mėnesį Jurbarko skyriuje buvo registruota 2017 bedarbių, iš kurių trečdalį sudarė jaunesni nei 29 metų asmenys. Apie situaciją mūsų rajono darbo rinkoje kalbamės su Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus vedėja Rita Kliukienė. Mūsų kartotekoje yra 2462 bedarbiai ir bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų būtų 14,6%. Tai šiek tiek mažesnis negu praėjusiais metais, tuo pačiu metu 0,7 procentiniais punktais ir nuo metų pradžios yra sumažėję 1,4 procentiniais punktais nedarbas. Tarp bedarbių 49 procentai moterų, tai vyrų šiek tiek yra daugiau, ir 55 procentai yra kaimo gyventojai. Taip pat tarp bedarbių yra 449 jauni asmenys iki 29 metų amžiaus, tai būtų 18 procentų nuo visų bedarbių, bet nuo tokio amžiaus, darbingo amžiaus gyventojų rajone, tai būtų 8,7 procento. Tai irgi yra šiek tiek sumažėjęs jaunimo nedarbas, lyginant nuo metų pradžios 1,3 procentinio punkto yra ir jaunimo nedarbas sumažėjęs. Kiekvienų metų trečiajame ketvirtyje darbo ieškančių asmenų gretas papildo įvairias šalies aukštąsias ir profesinės mokyklas baigę absolventai. Ir nors į darbo rinką kreipėsi panašus absolventų skaičius kaip ir praėjusiais metais, Ritos Kliukienės pastebėjimu, šiemet tarpe naujai registruotų buvo mažesnis skaičius aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų. Šiais metais absolventų atėjo 116, tai būtų 21 absolventų mažiau negu per tą patį laikotarpį 2014 metais ir tarp tų absolventų šiais metais buvo tas sumažėjimas būtent turinčių universitetinį išsilavinimą. Jeigu praėjusiais metais 45 turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tai šiais metais 29. Šiai dienai yra likę dar 54 absolventai, kurie neįsidarbinę, ir tarp jų yra 21 su aukštuoju išsilavinimu, 28 turintys vidurinį išsilavinimą su profesija ir 4 turintys pagrindinį. Per 3 šių metų vasaros mėnesius 54 į Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyrių besikreipę absolventai rado nuolatinį darbą. Didžioji dalis iš jų turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Antroje vietoje pagal įsidarbinimą buvo
asmenys turintys aukštąjį koleginį išsilavinimą. Lyginant su šiais asmenimis, kur kas mažiau darbdavių dėmesio sulaukė tik profesinį ar vidutinį išsilavinimą turintys bedarbiai. Ritos Kliukienės teigimu, pirmąjį rugsėjo savaitę darbdavių pasiūlymų dar laukė 53 absolventai, tarpe kurių daugiausiai buvo įsigijusių apskaitininkų ar padavėjų barmenų specialybės. Šiai dienai tarptų 53 likusių absolventų, tai būtent yra 16 iš smalininkų ir čia daugiau tokios tai padavėjų ir barmenų bei apskaitininkų ir kasininkų mokymo programą pabaigusių. Gal daugiau yra tų apskaitininkų ir kasininkų mokymo programą pabaigusių. Toliau yra iš Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, vėlgi tie apskaitininkai. Yra iš Tauragės profesinio rengimo, automobilių mechaniko įgyja. Tai čia tų, kur šiek tiek daugiau. Kauno kolegijos yra vėlgi buhalterinė apskaita, kur negali dirbti pagrindinėmis vyriausiomis buhalterėmis. O šiaip iš kitų mokymų įstaigų po vieną, po du yra nedaugiau. Yra ir iš Aukštųjų, ir iš Vytauto Didžiojo, ir iš Aleksandro Stulginskio dar 4 yra. Bet irgi daugiau tokia tai apskaitos yra viena ir yra vadybininkas, politologijos mokslus pabaigęs. Čia tokie. O šiaip visi gana neblogai integruojasi. Apžvelgdama visus per šių metų 8 mėnesius Jurbarko darbo biržos pasiektus rezultatus, Rita Kliukienė tvirtino, jog per šį laikotarpį vienokios ar kitokios pagalbos sulaukė beveik visi Jurbarko darbo biržoje registruoti klientai. Per šiuos pirmus 8 mėnesius mes į aktyvias darbo rinkos politikos priemonės, reiškia, teikiant kažkokį tai finansavimą, buvo nukreipta 780 asmenų, įdarbinta 1320, tame tarpe 920 asmenų nuolatiniam darbui ir, kaip sakiau, 211 iš jų mokėsi, įdarbinimas subsidijuojant, teikiant 50% darbo užmokesčio subsidijos, buvo 141 bedarbis, 35 naujus įgūdžius galėjo įtvirtinti, irgi teikiant finansinę paramą. Viešuosiuose darbuose virš 300 žmonių. Taigi tas aktyvinimas buvo gana didelis. Iš visų suteikta kažkokia tai pagalba buvo beveik 3000, 2742 asmenėms. Prieš savaitę prasidėjusiais naujais mokslo metais šiemet ko gero labiausiai rajone džiaugiasi Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos kolektyvas, ne tik savo mokinius, bet ir visą Seredžiaus bendruomenę rugsėjo 1 dieną pakvietęs į naujo ir pirmojo rajone daugiafunkcinio centro atidarymo iškilmes. Prieš 4 metus, 2011-aisiais pradėto įgyvendinti projekto universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Jurbarko rajone vertė siekia daugiau nei 500 000 eurų. Tačiau tai, ką už šios pinigus pavyko padaryti kadaise buvusiuose senuose apleistose kareivinėse, nustebino ne tik pačius šio projekto sumanytojus, bet ir projektuotojus bei gyvendintojus. Pirmosios nedrąsios svajonės miestelyje turėti daugiafunkcinį centrą, kuriame po vienu stogu tilptų kelios įstaigos, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos direktoriaus Petro Baršausko galvoje gimė prieš daugiau nei 10 metų. Todėl išgirdus apie galimybės steigti tokius centrus, jis net nedvejodamas su šiuo sumanymu kreipėsi į rajono valdžią ir vietos politikus, tikėdamasis gauti jų pritarimą. Mes rajono savivaldybės tarybai tokį raštą net rašėm, kad būtų tikslinga sukurti bendrą kultūros ir švietimo centrą Seredžiuje, nes pakalnėje esantys bendruomenės namai, kritiškai situacijai buvo begriūnantys. Aišku, tuo metu ta idėja ir liko idėja. O kada buvo paskelbta daugiafunkcijų centrų koncepcija, aš jau iš karto suklusau ir laukiau, kada bus tai paskelbta rajone. Ir kada buvo paskelbta, kad Tauragės apskričiai skirti pinigai ir bus padalinti tarp rajonų ir kad vedėjas pasakė, kad galima teikti paraiškas, tai mes pirmieji tai ir darėme. Ir iš karto
manim, kad visi pinigai turėtų atitekti į vieną centrą. Na, todėl, kad kelis sukūrus ir jie bus neveiksmingi. Tai yra bus pinigų mėtymas. Ir mums tada pavyko įtikinti, pirmiausiai tai tuo metu dirbo administracijos direktorius Bučinskas, po to ir meras Juška, paskiau ir direktorius Vainauskas ir kuravo šitą darbą direktorius pavaduotojas Jackis ir dabar naujoji valdžia, visi labai geranoriškai žiūrėjo šitą reikalą. Ir per 4 metus, tai pradžia 91 metai pavasaris projektavimas, ir šiai dienai, turime kaip ir užbaigtą pastatą. Šiandien ši mokyklos direktoriaus ir Seredžiaus seniūno Jono Pekoraičio svajonė jau nebe mintyse ir net ne popieriuje. Ją galima pamatyti, pačiupinėti ir be abejonės džiaugtis ne tik šviesiu ir erdviu, bet ir ne vieną šalies didmiestį galinčių papuošti pastatu. Iš pažiūros jis gal ir nėra labai didelis, tačiau nuo šiol jame virs ne tik mokyklinis, bet ir ikimokyklinis, kultūrinis ir sportinis gyvenimas. Po šito stogų telpa pirmiausia tai iš mokyklinio ugdymo grupė 20 vaikų, toliau kultūros funkciją vykdysim, tai yra Seredžiaus bendruomenės namai persikelia čia. Toliau matot didžiulį sporto salę, kurioje galės sportuoti ne vien tik serediškiai. Mes čia planuojam trenerius pasikviesti ir iš Vilkijos, ir galbūt moksleiviai ir visi norintys futbolą žaisti galės treniruotis mūsų salėje jau pas licencijuotą trenerį. Įsikurs ir veikla pagal pomėgius. Tikimės, kad ir jungtinė biblioteka su centrinė čia įsikurs ir mes teiksim kokybiškas paslaugas visiems. Pasidžiaugti gyvendintų projektų ir išsipildžiusią serediškių svajone, tą dieną į Seredžių atvyko ne tik rajono vadovai, bet ir Seimo narys Seredžiaus klebonas Virginijus Dudonis palaiminęs šį pastatą, projekto darbų įgyvendintojai, uždarosios akcinės bendrovės Santechnikos darbai ir Vikjona, akcinės bendrovės Žilinskis ir Ko vadovas, serediškis Žilvinas Žilinskis, kurio įmonė atliko projektavimo darbus, ir be abejonės didelis būrys miestelio bendruomenės narių, kurie kaip tikimasi ir bus pagrindiniais daugiafunkcinio centro lankytojais. Jau ne pirmus metus iš eilės rugsėjo 8-osios rytas Jurbarke sutinkamas prie kunigaikščio Vytauto didžiojo paminklo, kur gražia šventinė sueiga paminima ne tik 1430 m. rugsėjo 8-ąją neįvykusi jau karūnavimo diena, bet ir tą pačią dieną minėtinos Švenčiausios Marijos gimimo ir tarptautinė raštingumo dienos. Prieš 585 metus rugsėjo 8 dieną turėjo būti karūnuotas antrasis Lietuvos karalius kunigaikštis Vytautas. 1429 metais Lucke, dabartinėje Ukrainoje, Liubarto pilyje vykusiame Europos valdovų suvažiavime buvo numatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto karūnavimas. Ir nors tuometis Lenkijos karalius Jogaila tam pritarė, tokį siūlymą atmetė Lenkų senatas. Lenkai kalbinėjo Vytautą atsisakyti šio sumanimo, baimindamiesi, kad po jo mirties Lietuvos karaliumi bus išrinktas asmuo nebepavaldus Lenkijai. Mainais į tai jie Vytautui pasiūlė tapti Lenkijos karaliumi vietoj Jogailos, tačiau Vytautas tokio pasiūlymo atsisakė. 1430 m. rugsėjo 8 dieną buvo paskirta Vytauto karūnavimo data. Imperatorius Zigmantas per pasiuntinius siuntė Vytautui karūną su dokumentais, tačiau Lenkai juos suėmė. Nevykus šiai karūnacijai, netrukus buvo nutarta skirti kitą datą, tačiau tų pačių metų spalio 27 kunigaikštis Vytautas mirė. Tuo metu jam buvo 80 metų. Kadangi po Vytauto mirties lietuviai išsirinko savo valdovą, kuris nepriklausė nuo Lenkijos, ši diena dar yra vadinama ir padėkos diena, nes Vytautas, atsisakydamas tapti Lenkijos karaliumi bei kitais savo poelgiais, iškovojo Lietuvai nepriklausomybę nuo Lenkijos. Šios datos paminėjimą Jurbarke kasmet inicijuoja kunigaikščio vardu pasivadinusios Vytauto didžiojo pagrindinės mokyklos bendruomenė kartu su Jurbarko kultūros centru. Šio renginio metu pakeliama lietuviška trispalvė, sugiedamas himnas, vyksta įvairios viktorinos bei koncertai. Vakar prie paminklo kunigaikščiui sueigos
dalyvius šokis džiugino Vytauto pagrindinės mokyklos mažieji šokėjai, o su istorija supažindino šios mokyklos moksleivis. Renginio metu sveikinimo žodžius tarė Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. Po sveikinimo kalbų buvo surengta mini viktorina, kurioje dalyviai iš visų 3 Jurbarko miesto mokyklų turėjo atsakyti į renginio vedėjo Gintaro Zarecko jiems užduotus klausimus, parinktus iš skirtingų pamokų – lietuvių, matematikos, geografijos ir kūno kultūros. 3 geriausiai klausimus atsakiusioms moksleiviams Jurbarko Vytauto didžiojo pagrindinės mokyklos direktorius Viljamas Bakšys įteikė prizus – knygas apie Vytauto laikų Lietuvą. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Landynėmis virtę statiniai Jurbarke ne naujiena. Tokių neveikiamų pastatų ir mieste ir rajonų gyvenvietėse vis dar yra gana daug. Vieni iš jų bešeimininkiai, kitų savininkai negirdi raginimų susitvarkyti arba tiesiog niekas nejudina. Rašoma straipsnio pavadinto greta išpuoselėto paimstrio dvokiantys lauko tualetai įžangoje. Kokios problemos gvildenamos šiame rašinyje, sužinosite jį perskaitę. Šalia šios publikacijos kitame rašinyje apžvelgiamos po mėnesio prasidėsiančio naujo Jurbarko krepšinio lygos sezono naujienos. Po 2015-2016 metų sezono šioje lygoje gali nebelikti šių metų čempionų raudonės ekipos. Visus atsakymus kodėl bei kokios naujos komandos planuoja mesti iššūkį šios lygos senbuvėms sužinosite perskaitę straipsnį klausiantį, ar šis sezonas čempionams paskutinis. Kartu su šiuo numeriu išleistame priede Verslo takas pasakojama Jurbarko gėlininkių kasdienybė. Šiame straipsnėje skaitytojai iš arčiau susipažins su jurbarkietėmis Jūratė Stanaitienė, Giedrė Vasiljevaitė ir Lina Bukauskienė. Kitame šio priedo rašinyje domimasi darbo rinkos situacija mūsų rajone, skaitytojai kviečiami iš arčiau susipažinti su savanoryste bei pateikiama visa eilė kitų naujienų. Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avanso apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo Europa susiduria su didžiausia pabėgėlių krize. 8000 vaikų tėvai valtis įsodino vienus, norėdami išgelbėti juos nuo karo. Gelbėkit vaikus organizacija padeda vaikams pabėgėliams. Padėkime ir mes. Susidami SMS žinutę numeriu 1405 ir rašė kodą 1405. Auka 1,45 €. Neribotą sumą galite paaukoti portale aukok.lt. Dėkoju. Moksleiviai, būkite atsargus net ir pėsčiųjų perėjose. Lietuvos krepšinio rinktinė ir policija linki jums saugių mokslo metų.